Pirma vieta, kur ieškosiu detalių savo mini transportui. Sveiki, su jumis Giedrys. Nešuosiu šitas šmutkės ir tikiuosi, kad kažką pavyks rasti. Nu, kaip manau, ir išgelbėtas aš esu. Tokios, aišku, tarpinės nebus, bet vat panašų oringą davė. Aš vis tiek kirpsiu, klijuosiu. Tai vat ir dirželį rado. Nu, nerado tokio idealaus, nes šiek net matmuo nusitrynęs. Tai 2 mm rado trumpesnį. Tai manau, kad tiks uždėti. Viskas su traktoriuko detalėmis baigta. Na štai ir kita mėgstama pardė, kurioje pastoviai tvarau ir prisipirku kartais ko reikia, kartais ko nereikia. Tai Wurt. Čia pamėginsiu surasti elektros komponentų savo mini traktorėlį. Aš šaunuolis atsilaikiau, nenusipirkau nieko, nors galvojau pirkti apie replės va šitų spaudžiamų. Tai va, bet atsilaikiau, nusipirkau tik va šitas 10 jungtukų. Nu, nenusipirkau, net nežinau, kiek kainavo. Išrašius vėliau sąskaitą. Užbėgau į elektros prekes, UAB LBS. Pasiėmiau izoliacijos, vat, reikės, nes jau mačiau pabaigtą. Ir laido. Tai va tokio laido gal kažkur vesiu 2 metrus ledus kažkokius vidžiosiu. Ir neturėjau storesnio, tai va teko paimti va tokį. Va šitom jungtim. Truputėlį kūdas, plonas. Bet masiai, manau, užteks. Parsivežtos detalės, viskas su joms tvarkoj. Va, šitas gumukas, kurį galvojau dėti, jau bus ok. Bet nuo ko pradėti? Gal iš karto pradėsiu nuo šito diržo. Čia nieks nepasikeitė, viskas tas pats. Gal dar uždėdamas dangtelį, prieš uždėdant dangtelį, bandysiu susireguliuoti vožtuvų tarpelius. Nu ir ką, dirželis turėtų būti va ten įdėdamas. Išėmiau tai pro ventiliatorių, kažin pavyks įdėti pačiai. Nepadaryti skylės radiatoriuje, nes paskiau bus radiatoriškės. Na, pasirodo, užsidėjau ir 2 mm trumpesnis. Pažiūrėsiu, kaip jisai įsitemps šitas diržiokas. O įsitempimas tai jo labai va fainas. Va, šitą suki, net nereikia nieko. Va, rankom paimi ir prisuki. To meto technologija. Va. Nežinau, turėtų būti idealinio. Nu ir viskas. O, pilnos akys tokio įtempimo. O, drąsiai, va. O, net, žiūrėk, net variklį prasuka ventiliatorius. Pats laikas tuo pačiu uždėti ir šitą apsaugėlę, kurią atlankščiau praėjusią dieną. Viską tepu tepalu, kad kitam kartui, jeigu kas ardys be manęs, būtų lengva atsukti. Sudedu dar visur po griovelėlį. O tokią veržlę ir šaibytę, kad tikrai neatsisuktų. Tikrai neatsisuks nuo vibracijos, nors čia yra tikrai tikėtina, kad gali atsivibruoti ir atsisukti. Seno dirželio, kaip supratau, jau nebereiks. Pats laikas instaliuoti gumytę, oringą vadinamą. Parinkau biškį tokį, kaip sakau, tinkamo lyg dydį turėtų. Tai va, matot, įsispaust turėtų, įsispaudžia puikiai. Jarų sandarint šitas gumytė, dangtelį neblogai. Ir kaip tu, Giedrys, sujungsi va šitą reikalą? Tai žiūrėkit, jau ne pirmą kartą aš tai bandau
ir ne pirmą kartą man taip gaunasi. Tai va, paimu, stengiausi atkirpti šiek tiek daugiau. Na va, kerpu va ties šitą vietą. Matot, truputėlį daugiau, kokią pusę centimetro daugiau. Apa, tiesiai nukirpau. Čia matot per ilgas. Dar truputėlį čia pardavėjo nukirpta netiesiai. Gal ir mano nelabai tiesiai nukirpta, bet žiūrėkitės. Dar nukirpu va šitieką, kad šviežias būtų kirpimas. Va. Ir ką? Taip va. Ir pats stebuklingasis ingredientas – super klijai. Va. Lašelis klijų. Super. Aš dabar neskubu, tai palieku, tegul sudžiūsta, o perteklių klijų nugramdysiu, kai pilnai sudžius. Ir po to įspausiu vat į šitą briauną. Ir psio, nauja tarpinėlė padaryta. Kaip nusipirkau va tokias jungtis, tai sako, kuo, reiks suspaudinėti plaktuku tau. Sakau, jo, tai Vurto draugeliai sako, iš lasdavosim tave. Tai žiūrėkit, radau tokį instrumentą, su kuriuo puikiai užspaudžiu. Tai vat, užsispaudžia kuo puikiausiai, tada užsideda termokembriką su klijais ir vat gaunasi faina, graži jungtytė. Tai va čia šitus masinius laidus mėginsiu padaryti o taip. Nukerpu laidą, nepamirštam užsidėti termokembriko, nusižyvinam, va, štai tokį, įsistatyti va taip va. Su va šitam replytėm įsidėti į va šitą cokolį. Ir va taip va, matosi, pabandyti va, jas suspausti. O paspausti tai reiks, nes čia ne tokios replytės, ne tam skirtas. Tikiuosi nesulaužysiu. Va, vienas įspaudimas jau yra. Ir vat įsispaudė, matot, kaip tobulai ir kaip gerai. Tada pailsėjus, sukaupus jėgas, pabandyti tolėliau dar vienai presuoti. Tokį patį. Na va, rankas palaužius, jungtis tapo tikrai tvirta. Va, gražiai susipresavo. Ažigalką ir su termokembriku, kuris viduje turi klijų, pabandom viską užkaitinti. Galima ir su fenu, tačiau dabar feno neturiu čia. Tai kaitinu, va taip. Va, kaip fainai ištryško klijai. Kadangi radiatorius neturėjo masės, tai reikia pravalyti va šitą vietą ir įdėti masinį laidą. Tam puikiai tinka gabalėlis švitrinio. Va čia planuoju prisukti masinį laiduką. Tai va ir pašvyčiu rūdis ir dažus, kad būtų korpuse tinkama masė. Nežinau, kažkaip be ryšio šitas laidas. Gal kai reikėjo pakovoti kažkur toliau. Dabar va taip skaba. Nu, man tai skrenta į akis. Gal reiktų jungti jį tada prie čia kažkur. Arba tada nuo čia prie čia gal. Nu, dabar kol kas taip paliksiu. Pažiūrėsiu, ar yra masė. Pipt. O, pypsi tarp skardelės. Na, prie šito kaip ir korpuso yra masė, bet žodžiu, nuo čia iki čia per vyrius ateina, bet neužtenka, nesižiebia kažkur tai. Niekaip. Šviesos kaip nėra, taip nėra.
Gal aš nežaisiu, nusimsiu dar kartą kapotą ir bandysiu ne šitai pamasės gaudyti, bet tiesiog į laidą pajungti ir atsivesti iki korpuso. Nes čia tai yra masė, tai nėra masė, bet aišku, su šita masė paprasčiau būtų nuo kėbulo pasėmus jį, bet kad nėra. Jo, gana čia šiandien žais su šitais elektros darbais. Ait reikia praustis, pailsėti ir pratęsti kitą kartą. Kitą dieną bus, manau, kitokie apmąstymai. Gal ne taip korpusą jungti. Nu, žodžiu, man atrodo būtų tikslingiausia ir geriausia iš karto tiesiog į laidą atsivesti nuo ten iki va šitos vietos. Ir tada būna viskas zeba. Iš kur paimu ten padėsiu, kad nepasimėtytų. Man nesimato, kad čia būtų buvę klijų ar klijuota. Tai va. Tarpinytė jau čia padaryta. Bus galima dėti prieš tai sureguliavus vožtuvų tarpelius. Šiandien vožtuvų tarpelių nereguliuosiu, gal reguliuosiu rytoj arba kitą dieną. Tai kol kas tiek, susitiksim neužilgo kitame epizode. Sveiki iš kitos dienos. Štai kada mes turim šviesą. Pasirodo, buvo kaltas saugiklis. Tai jo, prakrapščiau ir masę ir viską. Žiūriu, kad neteina 12 voltų. Ateina tik tais 10 su centais. Tai va čia ardžiausi visą šitą. Tai radau ir tokių makarajų, neprilietuotų ir visko. Tai žodžiu, po truputį taip ir knibinėjau. Dabar net panorau pakeisti visą šitą fiškę, bet, ta prasme, pinę, bet ne, paliksiu taip pačiai. Nenoriu aš jos nusardyti, nenoriu išardyti, nes čia per daug jau velsiuosi į visą šitą kuriozą. Pasirodo, gal ir šita dar bus gera, kad yra prūdėjus, bet realybė pasirodo jinai veikia. Padavus 12 voltų, tiek nebuvo prijungtas laidas. Tai va, tai čia laidus atrinkinėjau, judinu pirmin atgal, žiūrinėjau, tai va dabar pagal visą idėją šviesos nuo jungtuko turėtų būti. Tai va, jau neturėtų būti, bet jos jau yra, nes jungtuką pajudinus, paveikus jau viskas veikia. Tai va, masės veikia, šitos švieselės veiks. Tai va. Toliau ką? Toliau reikia knibinėtis ir gal dar reiktų posūkių susižiūrėti, susiieškoti. Taipogi įspėjamasias lemputės padaryti, kad jos veiktų. Ir spynelę gal net pakeisti, nes į spynelės man nepatinka tai, kad raktas pats iškrenta. Čia aišku, net ne tokia spynelė, čia įsekio spynelė. Tai aš manau, nupirksiu normalią spynelę, kad būtų taip, kaip priklauso. Šiaip filmavau, čia parodžiau, kad taisau traktoriukus, viską, tai atsirado žmonių, kurie nori, kad irgi patvarkyčiau traktoriukus. Tai kol kas ne, be pavasario tikrai ne, nes neturiu tam sąlygų. Ir labai fainas, ne fainas, toks, kaip sakau, 100 kartų žinotas dalykas, kad vanduo žiemą užšąla. Tai va. Ir pridaro labai daug didelių nuostolių varikliui, tiek visai sistemai aušinimo, susprogdina, sulaužo metalinės detalės ir ne tik, bet pasirodo žmonės vasarai susipila vandenį, o žiemą pamiršta išleisti. Dėl ko taip daro, nežinau, 20 eurų vienas žmogus va taip sutaupė, grubiai, tai dabar remontas jam gali kainuoti net iki 1500 eurų. Tai ar verta taupyti? Nemanau. Visą laiką aš naudojusi tokią taisyklę. Reikia padaryti laikinai, bet gerai, nes jeigu laikinai tai kažką atliksi, patvarkysi, tai bus ilgam laikui ir pamirši. Tai va ateina žiema, pasimiršta ir būna va tokių didesnių, kaip sakau, nuostolių. Ką mes dabar turim? Turim tai, kad žiba abi lempos, ne, bet tik kapotui sujudinus masės, reiškia, vėl dar nėra. O, dabar iš vis vėl nežiba. O,
Taip ir galvojau, kad nežibės, ba, čia užknis. Aš tas su masė biškai per tą korpusą nesu visą laiką patenkintas, nes vat atsitinka tokį dalyką. O kai nebūna masės pastovi, va. O. Tai nusižiebė. O, dabar jau šis nežiba. Bleikstelėjo ir viskas. Gal perdegė saugiklis? Ar ne, dar neperdegė? Ne, dar saugiklis. Gal neperdegė. Tai va, man patinka elektros darbai, kad visą laiką taip va nutinka kažkas. Tai va veikia, tai neveikia. Sudėdė, tai vėl masės nėra. Tai dabar viskas gana žaist. Vedu tiesiog į laidą masinį ir bus išvengta daug nesąmoningų problemų. Pagaliau. Ir nesvarbu, ar tu judini, ar nejudini kapotą su papildoma masė, pastovi šviečia lemputės. Tai va, tai čia prijungta, dar papildoma prie kapoto, nes galvoju, jeigu kada jungsiu ledus, tai kad nereiktų kažkur vestis dar papildomai laidų, bet paprasčiausiai prasibrūžysiu korpusą ir veiks ledas ar kažkas panašus. Čia šviesos, tai aišku, tokios kaip ir, sakyčiau, simbolinės, bet jos yra. Ir va dar įjungus degimą, įsijungia papildoma lempelė. Dabar jos man aišku nereikia, dar neprijungta. Ir va kaip ir minėjau, reikia lemputę, ne lemputę, bet spinelę susiras, normalią, kad neiškristų raktas. Bet va įjungus degimą, įsijungia viskas. Aišku, nebūtina degimo. Su degimu būtina viskas. Tai pokšt. Pokšt. Tai vat, dabar pradedu su posūkiais. Įsiardžiau vieną posūkį. Įsiardžiau kitą posūkį. Truputėlį nesėkmingai, nes visi varžtai va štai tokie. Na tai darbelio yra viskas surūdyje, viskas nutrūnyje. Tikrai tai būtų viskas lengviau ir paprasčiau keisti viską naujai, bet mano tikslas pasidaryti taip, kaip kas buvo ir kaip aš manau, kad būtų gerai ir teisingai padaryti. Tai va, ką, vėl vakaras, vėl naktis, tai šiandien tiek ir susitiksim kituose epizoduose. Ateina šalčiai, ganėtinai dideli šalčiai, ilgai įsilaikys tie šalčiai, tai manau, kad jau prie šitos technikos aš neprieisiu. Manau, po šalčių susimatysim. Stengsiuosi dabar tikrai visą laiką į savaitę vieną video padaryti, o gal ir daugiau, bet kol šalčiai, nėra ką filmuoti, nėra ką rodyti, tai bus kiekvieną sekmadienį po videką. Tai va. Jeigu pažiūrėjai iki galo, laiką, jeigu nori, turi galimybę, gali prisidėti finansiškai, video aprašymuose visą laiką palieku savo duomenis bankinės sąskaitos. Tai kol kas tiek. Ir susitiksim kituose video. Su tavim buvo Gidrys. Ant krosnies sudėjau visus akumuliatorius, čia pliusinė temperatūra, kad jiem nieko neatsitiktų. Tai visi mano turimi akumuliatoriukai, batereikos, pakrovėjai stovi šiltai, kad rūkas nors nenutiktų jiems. Ir va, pridėjau nakties malkelės. Pilna krosnį. Tai čia, manau, 12 valandų be jokių problemų jie įsikūrens. Aš šuns neturiu, tačiau turiu kaulų. Kaulų duoda uošvienė. O šunį skolina kaimynas. Tėvo hačiukai zapasui dar porą kauliukų. Va, ir pasakyk, Ritai dėkui. Ėsk, nebijok bailį. Olio kailis koksai sužemėjęs, žieminis tapęs kailis su pokailiu. Ką tu čia įsidirbinėjai? Kai patinka, kai kasau. Geras vaizdelis. Geras hačiko vaizdelis. Kaulas. Šiaip jis ne mano šuo, bet jisai manęs nekanda. Aš jį nuo pipiro, va tokio dydžio, jis ateidavo su kaimyną pas mane.